sveiki. Čia greičiausiai jūs pas mus, ar ne, dėl darbo? Taip, atrodo. Malonu. Prašom, šiaip. Taip. Tuoj sekundėlę aš čia viską atsidarysiu, susiruošiu ir galėsime. Taip. Kokia kita pradžia yra. Taip, tai čia su jumis kalbėjau telefonu, tada jums turbūt apie mus nereikia daug pasakoti. Matėt mūsų skelbimą, ne? Aha, mačiau. Jūs tikriausiai žinote, bet dėl viso ko priminsiu. Darbuotoją mes ieškotume nuo kito mėnesio. Jums tinka, ar ne? Jo, taip, man kaip tik bus labai patogu. O labai gerai. Tu turi kažkokią šlyšį desperaciją savo akyse. Mane pykina tave žiūrint. Manau, ir jums bus geriau, jei sutartis nuo pirmos dienos skaičiuosis ir mums bus buhalterija patogiau. Šimtai mažų šūdų, tokių kaip tu, čia ateina. Ir aš juos pasiunčiu atgal į pasaulį. Sutraiškytus, sunaudotus. Ir dėl atlyginimo, aišku, yra niuansas tas. Telefonu sakėt, kad jums šitas nesudarys problemos, taip? Ne, jo, viskas gerai. Žinau, kad bijai. Tavo veidą matau visas tavo baimės, berniuk. Tu jas nešioji kaip rūbą. Pažiūrėk į mane. Dar aišku transporto klausimas, bet mes kaip rašėm, dalinai kompensuojam šitą. Leisk man apžiūrėti tavo odą, berniuk. Pasirodyk man. O jūs savo automobilį turėsite, nes tada galėtume dalinai kompensuoti kurą jums. Ei, paklausyk manęs. Tu mirsi čia. Čia ateidamas, tu save pasmerkiai. Supranti mane? Tavęs nebėra. Tu nebegyvas. O jums tiktų dirbti savaitgaliais? Labas. Aha. Lyg ir gavau. Sakė, pirmi 3 mėnesiai neapmokami. Tipo, bandomasis laikotarpis.